Labas vakaras, mėly žiūrovai, sveiki visi įsijungę sugrįžtančią pirmąją lygą, kurią remia Top Sport po kiek daugiau nei visai neseniai pasiskolintas iš Vilniaus Baltijos futbolo akademijos. Mamadou Traoré įsibėgė, jo perdavimas į baudos aikštelę, bet ten apsigina Jonava, kamuolys išmušamas. Aderaunu grąžina kamuolį Traoré, šis veržiasi į priekį. Aderaunu, Traoré baudos aikštelėje, perdavimas link jo, smūgis ir 1-0. 1-0, 13 mačo minutę. Mamadou Traoré pasižymi ir viso labo 12 minučių ir 33 sekundžių reikėjo šiam žaidėjui iš Malio, jog sugrįžęs į Kretingą vėl papildytų savo sąskaitą. Dibė atsitraukęs kaip trečiasis vidurio gynėjas. Geras Mockaus perdavimas. Diawara, atmetamas kamuolys, smūgis ir 2-0. Jonava praleidžia antrą įvartį, o Minija džiaugiasi antruoju tiksliu smūgiu. Armandas Šveistrys, puikus smūgis vienu lietimu. Tad ir Armandui Šveistriui reikėjo 14 minučių ir berods 20 sekundžių, jog atsidarytų savo įvarčių sąskaitą. Šioje situacijoje nedels ir vienu lietimu mušį vartus, nes šalia buvo ir varžovų. Dabar tolimas smūgis. Sidibė smūgiuoja į tolimąjį vartuką. Tikslus dabar Komisarovo perdavimas, tačiau gražiai ten skirstė perdavimus vienas kitam Minio žaidėjai. Mamadou Traoré veržiasi į priekį. Kasparavičius tiesiai į Kirilą Ostapenką. Smūgiuoja Šilutiškis. Iš šio kampo būtent Linas Zingertas atlieka standartinės situacijas. Pavojingas perdavimas, virpstas ir nepasisekė čia Erikui Kirjanovui. Perima dar vieną kamuolį iš varžovų. Sidibė į baudos aikštelę ir Ostapenko gaudo kamuolį. Bėgo ten tiek, kaip įprasta, Aurimas Raginis prie kamuolio. Jo perdavimas į baudos aikštelę, kamuolys atšoka Dombrauskiui. Raginis, jo smūgis ir koks puikus įvartis. Nusikėlė čia šiek tiek laikai į Kauno Žalgirio atkarpą, kai ten žaidė Aurimas Raginis. Bet skirtumas tik tas, kad šis kaunietis pelnė fantastišką įvartį ne kairė koja, kaip kartas nuo karto tą daryti žuvus. Bekaja Diawara, jo perdavimas lyg ant Aderaunu, šis baudos aikštelėje. Traoré, proga smūgiui ir tiesiai Ostapenkas skrieja kamuolys. Ne proga įvarčiui. Klaida, kamuolys atšoka Kasparavičiui. Šveistrys prie baudos aikštelės. Paliekamas kamuolys. Komisarovas, proga smūgiui ir skersinis. Aderaunu spėja prie kamulio, vėl jo perdavimas ir ten nesėkmingai žaidžia Drusianas, Kasparavičius šalia vartų. Tačiau Diawara kamulio nesustabdo. Huatas rodo savo technikos sugebėjimus jau ne pirmą kartą. Visgi Dombrauskis kamulio nepasiekė, tolimas smūgis ir kamuolys skrieja virš vartų. Šis panašu, kad atrodė bandy žais 1-1, tačiau perdavimas Keliauskui, šis į baudos aikštelę, bet kamuolys atsidūrė Vykinto Gaudiešiaus glėbyje. Kamuolį gaudo ir jį grąžina į žaidimą laisvam esančiam Linui Zingertui, kuris dar šiek tiek patampęs ir galių nervus, bet suspėjo prie kamulio ir Dovydui Švėgždai fiksuojant mačo pabaigą. Kretingos Minija iškovoja 4. pergalę iš eilės.